pavasaris džiugins ir toliau. Antroji kovo savaitė bus dar šiek tiek šiltesnė, o lietaus ir vėl beveik neklius. Giedrą antradienį kritulių nenumatoma. Naktį temperatūra pasiskirstys tarp 4 laipsnių šalčio ir 1 laipsnio šilumos. Kai kur formuosis plikledis. Saulėtą dieną šils iki 7-12, o šalies pietuose, kur sniego jau beveik nelikę, net iki 13-15 laipsnių šilumos. Šventinį trečiadienį debesų danguje šiek tiek bus daugiau, bet žymesnių kritulių neprognozuojama. Naktį bus nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos, o dieną 6-11, vietomis 12-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį bus ir debesų ir pragiedrulių. Naktis rami ir sausa, temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Dieną vietomis trumpai palis. Termometrai rodys 8-13, vietomis 14-15 laipsnių šilumą. Penktadienį taip pat kai kur žadama trumpo lietaus. Šiek tiek sustiprės pietinių krypčių vėjas, pūs 6-11 metrų per sekundę greičiu, bet bus dar šilčiau. Jau ir naktį temperatūra išliks teigiama, žemės iki 0,5 laipsnių šilumos, o dieną kils iki 10-15 laipsnių. Remiantis dabartiniais duomenimis, orai nesubjurs ir savaitgalį. Išliks šilta, o trumpalaikio lietaus bus nebent pavienėse vietovėse. Šiąnakt mažai debesuota be kritulių, kai kur plikledis, vėjas silpnas, bus apie 2-7 laipsnių šalčio, pajūryje apie 0. Rytoj dieną mažai debesuota be kritulių, rytą kai kur plikledis, bus apie 7-12, pietiniuose rajonuose sušils iki 15 laipsnių šilumos.